Man rodos, voverė yra. Ir ką tu čia valgiai? Aha. Ir ką tu čia darai? Eik čia. Kleboniškių tiltas. Realiai pirmą kartą gal po tiltų tokį milžinišką ir po Kleboniškių visada varai tik tai pro viršų. O šį kartą mes varom pro apačią. Pasiektas Kaunas oficialiai, nes vakar buvau tik tai prie Kauno. Visą savaitgalį leidau prie Kauno. Nu, ne visą savaitgalį, bet šeštadienį ir šiandien vat rytą. Ir plaukiam, draugai, plaukiam toliau. Buvo toks biškį ir liūdesiukas apėmęs. Mano gyvenimo draugė sako, gal nebeplauk, gal grįžt namo. Bet negalima dalykų mesti, jeigu tik tai pradeda, draugai. Reikia visada pradėti ir pabaigti. Kai jau viską pabaigsit, pradėsit, bus visai kitoks gyvenimas. Tai džiaukitės, orai lepina. Gyvenam nuostabiai šaly, labai gražu iš tikrųjų, kad ir čia atrodo miesto ribose. Bet yra tos gamtos, mes jos nesunaikinę visai. Džiaukimės, kad turim. O aš ką, judu toliau, raportuosiu daugiau, kaip man šiandien sekas. Kiek paukštuko ir pirmą kartą ganys taip arti prasileidžia, čia gal miestinis toks. Na, tu turėtų nulėkti kartu su visais šitais padarais. Ir nuvarė. Nu ką, kaip ir beveik viskas, pabaiga Kauno. Judam į Nemuną. Judam į Nemuną. Nu ką, chebrytė, Nemunas, visų upių tėvas. Pagaliau. Ir dabar prasidės tikrieji sunkus darbai. Sunkiai irkluosim. Tikėkimės gero vėjo, geros kloties, gero noro. Ir pasieksime tą tikslą, ką? Pasieksime mes visi kartu tą tikslą. Jūs stebėkit, o aš už jūs nuplauksiu. Vau. Atkeliavom į savo kempinimo vietą. Šiandien jau nebekeliausiu, nebeplauksim. Nemuno nelabai pažįstu, taip kaip upės, nelabai šiame apskritai ir buvęs. Tai pirmą kartą pažintis pirma su Nemunu. Tai atsistojau čia tokie pieveliai tarp Nevėžio ir Nemuno santakos. Pakempinsiu, pabūsiu, pamiegosiu, rytoj anksti keliuosi ir judu. Tai rytoj daugiau pažvejosiu, šiandien pažvejosiu vakare. Pasidėsiu, pamėtysiu. Visiškai chill. Mes čia atraunam. Normaliai, viskas gerai. Veidelis tik tai biškį padegęs, bet pastipiau kremą. Važiuos draugų. Tai vienas draugas, kitas draugas, pačilinsim, pabūsim. Viskas labai gera, žinokit, draugai. Viskas labai gera. Oras pasaka, kiek žiūrėjau mane orai, visas šitas mano dienas tikrai lepins. Ir ką? Eisiu gamint valgyti, pasistatyti palapinę
viskas bus gerai. O kas? O, žirgeli, labas rytas. O, ne vieną debesiuką. Na ir. Miegojau. Pusėtinai. Bet priprantu jau pubiškai prie tas palapinės. Keliamės, pavalgom ir judam į vandenį. Geras oras. Kol kas tas vėjukas toks labai švelnus, nelabai jo yra. Miegojau kaip ir prieš tai minėjau, nepriprantu prie palapinės miegojimo, bet čia, laiko klausimas, aišku. Juokinga bus, jeigu priprasi į kelionės pabaigą. Pavalgom košės, kavytę išgersim plaukdami. Apačioj turiu rožiuką, kurį noriu patestuoti pažvejoti. Ir, žiūrėsim, kokie šiandien mūsų nuotykiai laukia. Ką mes nuveiksim. Gera. Labai gera. Vakar žuvis taškėsi čia aplinkui, jau. Šitą indėlį panaudosim antram kartą. Tenka grįžti. Ten, kur palikau savo tapkes, kur kempinau reikia. Kosmosas, ta prasme, reikia labai apsižiūrėti, kaip laukia. Ką, pasim tapkes. Ai, tai prisitaikė, tamsios tokias. Realiai nuo to raudono, jeigu matosi, reikėjo prisrovę pavaryti. Reikia apsižiūrėti visada. Man paranoja, aišku, būna, kai aš visada pergyvenu, blemba, kaip nepamirš kažko. Ir įsipildė. Varom toliau. Vilkija. Atplaukėm iki Vilkijos. Šiandien tikiuosi pasiekti Raudonę. Raudonę įstosiu kažkur. Raudonį pabandysiu ir pažvejoti karts nuo karto. Tai karšta šiandien, žinokit, labai karšta, nėra jėgų plaukti, visiškai nėra. Plauki taip jau taip silpnai, nes vėjo nėra, karšta bele kaip, sustoju dažnai nusimaudyti į vandenį įlipus su rūbais, kad atsivėsint ir tada vėl varau. Tai va, bet šiaip viskas kaip ir gerai, draugai, viskas kaip ir gerai. Vilkija. Gražiai atrodo ant kalniuko toks miestelis. Gražioj vietoj įsikūręs. Faina. Šis bandau suprast, kas ten per daiktas toks. Jau ne pirmą kartą matau toks kaip užtvankalė. Kažkas tokio. Jeigu žinot, kas parašykit, šiaip įdomu. O jūs matėt, Fibrytė, va ten, va toks
klaudas, toks debesiukas, va toli. Nesuprasi, tu prasme, kas ten per kaip rūkas toks užsidėjęs. Gal dūmai? Gal? Nu priplauksim, pažiūrėsim. Labai keistai atrodo. Ir dingo tas rūkas kažkur. Ten toliau lyg ir yra dar kažkas, bet dar toli plauk palyginus. Pažiūrėsim, gal da plauksiu. Čia greičiausiai kažkokie kelio darbai vyksta. Girdžiu, kažkokią mašiną važiuoja. Ir kažką daro. Tai va, ir dūmai. Va ten vat matosi Dubysa. Kur žmonės maudosi. Ten Nemuno ir Dubysos santaka. Ten labai va tokia graži bažnyčia, aš jau žiūriu, sunai nuo toliau. Tai nuostabiai atrodo. Ant kalniuko irgi tai sunkiai, aišku, per kamerą perduot, bet gražu. Ten irgi toks nemažas piliakalnis. Gražu, norėčiau išlipti. Bet turiu labai daug daiktų, tai negaliu. Oi, koks geras vakaras, Iblytė, koks geras vakaras. Pasak. Širdis dainuoja. Radau savo dambą gerą. Išnakvojimai. Va taip atrodo šitas dambas, jeigu kas nematėt. Kokia paskirtis jų, tiesiog yra iš vienos pusės, iš kitos pusės lyginama apskritai vaga. Ir tos dambos sudaro srovę, srovė plauna ir gilina upės vidurį, ko pasakoja, gali plaukioti didesni laivai. Ir automatiškai, kaip sakyti, upė neužauga nereikalingų dumblų ir šiukšlių.
Galvojau, plauksiu į vieną pusę, bet žiūriu kitą pusę į žymiai geresnį dambą. Tai visą kitą pusę, ten tiesiog patogiau iš esmės man bus pasistatyti palapinę. Ir šiandien vis tiek vakare ketinu šiek tiek pažvejot. Girdėjau porą šamų balkuojančių ir gaudančių. Pajudėsiu link ten, tas dambytės. Pastatysiu palapinę pavakariniausią. Ir kai vakarinė vėlyva naktinė, sakykime, žvejyba turėsiu. Matau Raudonės miestelį, bet šiandien aš jo nepasieksiu, šiandien ketinau pasiekti. Bet sakau, tebūnie, paliksiu, nes gausis pusę ant pusę iki pasienio. Ruožą ir tai va, šitas va atrodo dambytė, sudėliota iš akmenų, smėlio. Smėlis labiau šis per laiką, manau, užneštas. Būna tas vagas dar gilina, smėliakasis ar kaip jis smėlia, dumbliam, aš neatsimenu, žinau. Tai va, pasiekėm kelionės tikslą, ko aš jums parodysiu, kaip jis atrodo. Nu, manau, va čia va, visai seksi vietelė. Ant akmenukų gražiai pasistatysi ir miegasi savo. Ką jūs manot? O čia bandysim pagauti kažką. Ant galo nueis. Oi, koks pasakorelis. Turiu lašinukų, paspėjusis lašinukų, įsivirsiu grikę arba kuskuso, svogūniukai, česnakiukas, bus labai gerai, pasakėlė. Šiaip labai daug moškių yra ir tos moškis man kai kanda, tai jau tada būna kosmosas man. Ilgai augyja. Daugiau mažiau taip atrodo mano košytė. Su spirgais. Nu ką, draugai. Pasitepiau veidą, išsiplovau dantis, visas procedūros, maistas tas anas. Biškį pamėčiau, bet esu labai pavargęs, tai sakau, tebūnie einu miegot. Tai susimatysim rytoj tam video, kitai dienai, kiti iššūkiai ir kiti vaizdai. Ačiū, kad stebit, ačiū ir viso geriausio.